Be galingojo ąžuolo šalia Stelmužės stūkso kitas, dar senesnis gamtos paminklas. Pasakojama, kad labai senais laikais lygumų akmenį vyriausiojo iš velnių paliepimu velnias nešė ir ketino užmesti ant bažnyčios, bet sunkiu akmeniu nešinas pragaro gyventojas supainiojo kryptis, sugiedojo gaidžiai ir akmenį numetė ten, kur jis ir guli dabar, už poros kilometrų nuo senosios bažnyčios. Manoma, kad didžioji jo dalis yra po žeme ir iškasus visą, akmuo gali būti net didesnis už puntuką. Sveiki, su jumis laida Lietuvos muziejai. Sveikinuosi iš Zarasų, iš nuostabaus miesto, kuris gali pasigirti ne tik ypatingais kraštovaizdžiais, nuostabiai šesančiais ežerais, bet ir ypatinga miesto istorija. Tad kviečiu draugė su manimi keliauti į Zarasų krašto muziejų ir su šio miesto istorija susipažinti iš arčiau. 1934 m. lapkričio 17 d. Zarasų progimnazijos patalpose duris atvėrė Zarasų krašto muziejus. Vietos mokytojo Stasio Jauniškio iniciatyva įkurtas kultūros židinys. Vos per metus muziejus sukaupė daugiau nei 2000 eksponatų, tarp jų archeologijos radiniai, liaudies meno dirbiniai, numizmatikos kolekcijos. Tačiau istorijos vėjai nepagailėjo šios įstaigos. Antrojo pasaulinio karo metu didžioji dalis eksponatų buvo sunaikinta. Arvydai, esame Zarasų krašto muziejuje, tad pradėkime nuo pradžios, kokiagi yra šio muziejaus istorija. Turbūt galiu pasakyti, kad istorija yra labai tokia vingiuota, kalvota, kaip ir mūsų ta aplinka, mūsų krašto aplinka, kalvelės, slėniai, kritimai, nukritimai. Tai ir muziejaus istorija tokia. Tai muziejus buvo įkurtas prieš 90 metų, mes rudenį kaip tik šventėm 90-metį, o toliau turbūt kartu muziejus ėjo su istorija. Atėjo karo metas, muziejus buvo išgrobstytas, kilotas iš vienos vietos į kitą, pradžios mokykloje, paskui vėl mokyklą iškėlus, atsirado kitoj vietoje. 1946 metais vėl jis atkurtas, ir taip jis po truputį gyvavo vienose patalpose, kitose, kilnojamas iš vienų pusių. Ir kol galiausiai 63 metais muziejus buvo uždarytas ir eksponatai likučiai perkelti Rokiškio muziejui. 1969 metais Zarasuose buvo atidarytas Marytės Melnikaitės memorialinis muziejus, kuris 1988 metais tapo savarankišku ir atgavo Zarasų krašto muziejaus vardą. Šiandien Zarasų krašto muziejus saugo per 20 000 eksponatų atspindinčių krašto istoriją, etninę kultūrą ir meną. Muziejuje galima pamatyti senovinius dokumentus, bažnytinę literatūrą, rūbus, dailininko Miko Šileikio darbus, sakralinės skulptūras, senovinius audinius bei išskirtinę radijo kolekciją. Kas sudaro Zarasų krašto muziejų? Zarasų krašto muziejus tai yra čia. Toliau yra kraštiečių muziejus Šarūno ir Nomedos aukų galerija. Taip pat Zarasuose. Toliau yra Stelmužės religinio meno muziejus. Toliau važiuokime į Antazavę. Antazavės dvare yra Zarasų krašto muziejaus amatų centras. Dar toliau yra Dusetos, tai yra Dusetų informacinis centriukas, kuris priklauso prie mūsų padalinio Kazimiero Būgos memorialinio muziejui Pažiegės kaime. Tai pakankamai turim ilgą muziejinių objektų virtinę, ir vienos dienos, aš manau, čia neužtektų. Tarp Zarasų krašto muziejaus eksponatų išsiskiria unikali senovinių radijo aparatų kolekcija, kurią sukaupė kolekcininkas Dalius Bučenka. Radijas vaikystė visiškai atokiai, vienkiemy, miškuose. Radijas buvo, kaip sakau, vienintelis langas į pasaulį tais gūdžiais tarybiniais laikais, kai ir muzika, ir informacija iš už Atlanto, sakykime, pasiekiama buvo dėka radijo imtuvo. Kaip žmonės kukliai begyventų, turėdami radiją, jie žinojo. Iš tikrųjų, tai sakykime, iš pagarbos tai praeičiai. Čia dalis radio aparatų kolekcijos mano yra tie atrinkti, kaip aš sakau, renku, stengiuosi surasti aparatus, kurie turi istorijas.
tas istorijas papasakot žmonėm, pasidalinti, reiškia, nes jie iš tikrųjų įdomiai yra. Ne vienas fabrikas yra tiesiog pervežtas iš šalies į šalį, karo metais, pokario metais, ir tas aparatas gamintas, sakykime, pradžioj Vilniuje, po to jis jau atsiranda Baltarusijoje, ir tokių visokių įdomių istorijų yra. Kiekvienas eksponatas pasakoja savo istoriją. Nuo laikų, kai radijo imtuvas buvo technologinis stebuklas, iki šių dienų, kai jis tapo mūsų kasdienybės dalimi. Lankytojai turi galimybę ne tik apžiūrėti šiuos istorinius prietaisus, bet ir pasiklausyti autentiškų radijo įrašų, atskleidžiančių įdomias istorinės detalės. Čia mes pristatom tokį įrašą, tai yra 26 metai, 1926, lietuviško radijo gimtadienis, birželio 12, pirmą kartą suskambo lietuviški šaukiniai Lietuvai. Alio, Lietuvos radijas kalba. Kalba Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Tai yra rentgeno nuotrauka, čia yra kaukolė. Išduoja diagnozę? Tai tas plastikas tiesiog jis labai, reiškia, gerai leidosi tam garso įrašo įrežimui. Eina sau, kaip kietai. Visai šalia Zarasų krašto muziejaus įsikūręs kitas muziejaus padalinys – Kraštiečių muziejus. Čia lankytojai kviečiami susipažinti su Zarasų krašto istorija, ypač akcentuojant kovas už laisvę ir tremties laikotarpį. Be to muziejuje veikia išskirtinė dailininkų Šarūno bei Nomedos Saukų galerija. Aleksandrai, esame Kraštiečių muziejuje, šiuo metu esame apsuptos nuostabių Šarūno ir Nomedos Saukų darbais. Tai papasakokite, prašau, ką gali žmonės atvykę būtent į šį muziejų išvysti, ką gali sužinoti, kuo jis yra ypatingas. Tai labai malonu jūs čia matyti ir sutikti. Esame iš tikrųjų viename seniausių išlikusių mūrinių pastatų Zarasų krašte, Zarasų mieste. Ir čia šiuo metu yra įsikūręs Kraštiečių muziejus, o viena iš to Kraštiečių muziejaus dalių yra Šarūno Saukos ir Nomedos Saukienės galerija, kurioje šiuo metu ir esame. Į Zarasus galima atvykti tokio lėto meno pažinimo, kur jums negresia muziejinis nuovargis, kuris gali tiesiog ateiti ir labai lėtai neskubant įsigilinti tuos iš tikrųjų išskirtinių kūrėjų darbus. Mes labai didžiuojamės, kad turim tokią galimybę eksponuoti būtent Saukų darbus. Zarasų krašto muziejuje šiuo metu eksponuojama ir išskirtinė amerikiečių iliustratoriaus ir karikatūristo Alo Jaffe paroda. Na ir dar vienas labai įdomus žmogus, su kuriuo galima susipažinti šiame muziejuje, tai yra Gineso rekordininkas, karikatūristas Alas Jaffe, kuris nėra gimęs Zarasuose, bet čia praleido savo pačias gražiausias vaikystės vasaras. Ir jo karikatūrų kolekcija pasakoja apie tai, kokia ta šilta ir jauki vasara buvo tų laikų vaikų akimis, bet be to, kad tai tikrai buvo labai smagu čia tarp ežerų, kaip sakant, augti kaip vaikui, aišku, jis turėjo tą kitą tokią pusę, kad jis amerikietis ar ne, grįžęs į Zarasus su savo mama ir kaip jį ištinka tas Zarasų mieste užsikonservavęs 19 amžius, kai nepritaikyti tualetai, žodžiu, vaikai žaidžia su žaislais pagamintais iš karvių šerių ir panašus dalykai.
Zarasų Dusetų miestelio širdyje stovi neeilinė vieta – kalbininko Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus Dusetų informacinis centras. Čia saugoma ne tik vieno žemiausių lietuvių kalbos puoselėtojų atmintis, ši erdvė kviečia lankytojus leistis į gyvą istorijos kelionę, kur kiekvienas eksponatas pasakoja savitą krašto kultūros, kalbos ir kovų už laisvę istoriją. Vos keletą kilometrų nuo Dusetų, tarp Aukštaitijos lygumų ir ežerų tylumos, slepiasi Vienkiemis, kur ir prasidėjo Kazimiero Būgos gyvenimo kelias. Pažiegės kaime, toje pačioje sodyboje, kurioje 1879 metais gimė garsusis kalbininkas, šiandien įkurtas memorialinis muziejus. Tai ne tik istorinė vieta, bet ir jausmingas paminklas žmogui, kurio darbai padėjo pamatus lietuvių kalbotyrai. Atvykome į Pažiegės kaimą, kuriame nuo seno gyveno Būgų šeima. O kasgi yra Būgos? Būgos tai Kazimiero Būgos tėvai, kurie čia įsikūrė XIX amžiaus pabaigoje. Ir čia gimė kalbininkas, profesorius Kazimieras Būga, būtent šitoje senoje Dviejų galų gryčioje. Ir buvo šita vieta vadinama Ažumiškio dvareliu. Šiame ramybės kupiname kampelyje lankytojai gali pasinerti į Būgos gyvenimo istoriją, apžiūrėti autentiškus buities daiktus, dokumentus ir susipažinti su jo reikšmingiausiais moksliniais pasiekimais. Pirmasis lietuvių kalbos žodynas, pirmas sąsiuvinis, buvo išleistas dar 1924 metais, kada Kazimieras Būga buvo gyvas. Antras žodynas išėjo jau kitais metais po profesoriaus mirties ir galima tiesiog pavartyti ir pažiūrėti, kaip kruopščiai ir nuodugniai Kazimieras Būga surašė savo žodžius. Tai žodžiai buvo surašyti keliomis kalbomis, su visomis gramatinėmis formomis. Surinkti žodžiai labai įvairūs ir nauji, ir seni, jau tuo metu kalboje nebenaudojami žodžiai. Ir kaip pasakoja profesoriaus žmona apie to meto gyvenimą Kaune, kad visada stengdavosi ištempti profesorių į teatrą, o teatre sėdi profesorius, klausosi įdėmiai ir paskui sako: motin, ką aš čia veikiu? Šitiek laiko sugaišau, nei vieno naujo žodžio neišgirdau. Antazavės dvaras tai vienas iškiliausių Zarasų krašto architektūros ir kultūros paveldo objektų, menantis grafų Pliaterių laikus. Dvaras įkurtas 18 amžiaus pabaigoje, vokiečių kilmės grafų Pliaterių iniciatyva. 3 aukštų neoklasicistinio stiliaus baltus dvaro rūmus anuomet puošė Pliaterių herbas. Antazavė paminėta istoriniuose šaltiniuose 1650 metais pirmą kartą. Tada valdė Petrovskiai ir jau 17 amžiaus antroje pusėje dvaras atitenka Pliateriams. Tai garsi giminė kilusi iš Livonijos. Šiaip jau jų pradžia yra Vestfalijoje, Vokietijoje, čia yra jų šeimos medis. Ir pirmas jų atstovas Heriboldas, tai Briolio pilį valdė prie Kiolno, jų tas lizdas. Tada jau 15 amžiaus antroje pusėje jie pasiekė Livoniją, Rygą ir iš ten išplinta Livonijoje, o mus pasiekė 17 amžiaus antroje pusėje. Pirmiausia, jie įsigijo Dusetų dvarą ir čia šitos žemės priklausė Dusetų dvarą pirmiausia. O jau 18 amžiaus pradžioje Aleksandras Pliateris įkūrė rezidencinį dvarą čia Antazavėje. Antazavės dvaro rūmuose kolekcininkas Ramutis Petniūnas iš savo privačios kolekcijos atkūrė istorinės interjero erdves. Šiose erdvėse eksponuojami autentiški baldai, paveikslai ir kiti interjero elementai, siekiant atkurti dvaro kambarių atmosferą, kokia ji galėjo būti grafų Pliaterių laikais. Lietuvos istorija yra nedėkinga dvaram ir dvarų kultūrai. Visi meno kūriniai, bibliotekos yra išdraskyta, išvogta ir prarasta. Tai
Kodėl aš čia atsiradau, man tiesiog norėjosi, kad bent jau keletas erdvių būtų šiek tiek panašios į tas autentiškas erdves. Atvežti kažkokius tai baldus iš savo kolekcijos. Kita vertus, man nesinori, kad mano rinkiniai būtų vien tik tai saugykloje, aš noriu dalintis. Ir džiaugiuosi, kad taip pavyko. Šiame Antazavės dvare aš paskolinau 3 veidrodžius ir jie yra absoliučiai skirtingi, ne tik savo formą, laikmečiu, tačiau ir atlikimo būdu, stiklo atlikimo būdu. Turbūt ne kartą visiems yra tekę išgirti, kada moteris sako, šiame veidrodėje aš atrodau labai gražiai, o šitame ne. Tačiau ar mes uždavėm savo klausimus, kodėl viename veidrodėje mes gražiai atrodom, o kitame ne? Ir paprastas būdas patikrinti veidrodžio kokybę. Pasiėmus paprastą žiebtuvėlį ir uždegus, reikia skaičiuoti atspindį liepsnos, kiek matosi veidrodėje. Tai šitame veidrodėje matosi gal tik tai 3 liepsnelės. Tačiau kitame veidrodėje uždegę mes jau galime suskaičiuoti ir 6 ir 7 liepsnas. Kartais veidrodžio kokybė būna tokio gerumo, kad matosi ir 11 liepsnų. Tai reiškia, kad viename veidrodėje, kur mažai liepsnų ir atspindžio, tu matai save plokščią, o čia jau labiau turinį, kaip kad kitą žmogų matytum priešais save. Tai tą man norėjusi parodyti ir galbūt bus įdomu ir lankytojams patiems pasižiūrėti. Zarasų viešojoje bibliotekoje Ramutis Petniūnas gegužės pradžioje pristatys dar vieną kultūros perlą – parodą Knyga šviesos ženklas, kurioje bus eksponuojamos retos ir istoriškai vertingos knygos iš jo asmeninės kolekcijos. Nuo 15 amžiaus ankunabulų iki 20 amžiaus miniatiūrų. Kiekviena jų liudija apie žodžio galią ir knygos kelią per laiką. Šiandien Antazavės dvaras atgimsta kaip kultūros ir amatų centras. Dvaro rūmuose įkurtas tradicinių Zarasų krašto amatų centras, kuriame įrengtos medžio drožybos, audimo ir keramikos dirbtuvės. Vyksta amatų demonstravimas. Be to, dvare veikia kamerinė salė, kurioje rengiami koncertai ir kiti kultūriniai renginiai. Pakankamai didelė erdvė, tai ne tik tai edukacijom, bet ir parodinė veikla, ir meno kūriniai, truputį pakeisti reikėtų apšvietimą. Žodžiu, tokių minčių veiklinimui yra daug, kadangi mes labai gerai draugiškai kūrėm su Dusetų dailės galerija kultūros centru, kuri priklauso jiems 1. ir 2. aukštai. Tai norim padaryti tą konceptą, kad dvaras būtų, tokia reprezentacinė erdvė, kur pradėjus, sakykime, nuo cokolinio aukšto, per visus aukštus galima kažką naujo pamatyti, sužinoti. Stelmužės ąžuolas, augantis šio kaimo žemėje, yra vienas seniausių ir storiausių Lietuvoje augančių paprastųjų ąžuolų. Šalia ąžuolo stovi Stelmužės Viešpaties Jėzaus kryžiaus bažnyčia, seniausia medinė bažnyčia Lietuvoje, pastatyta apie 1650 metus. Tai tikrai yra ypatinga vieta ne tik Zarasų krašte, bet visoje Lietuvoje. Labiausiai žmonės ją žino dėl ąžuolų, kuris yra seniausias ir storiausias Lietuvoje jau, bet ypač vykdant paskutinius tyrinėjimus, prieš 2 metus buvo nustatyta, kad čia šita vieta turi labai seną istoriją, kad čia yra buvusi pilis, Kalavijuočių ordino laikais Livonijos, paskui dvarvietė turtinga savo praeitimi. Tai va šita vieta yra išskirtinė Lietuvoje dar ir tuo, be ąžuolų, kad jos istorija visiškai nesusijusi su Lietuva. Šitas kraštas nuo pat pirmojo Lietuvos valdovo Mindaugo laikų priklausė ne Lietuvai, o Livonijos ordinui iki 1921 metų. Todėl visa istorija, visa kultūrinė raida yra kitokia negu Lietuvoje. Todėl čia galite rasti unikalių dalykų. Ši bažnyčia išsiskiria savo unikaliu architektūriniu stiliumi ir puošniu barokiniu interjeru. Viduje galima išvysti vertingų baroko stiliaus puošmenų, bareljefų, skulptūrų, spirališkų kolonų ir originalios medinės ornamentikos. Tai jūs čia matote altorių, vienintelis, kuris turi tik skulptūrinius elementus. Vaizduojama Kristaus nukryžiavimo scena, 4 apaštalai, juos apibūdinančiais elementais, matote ir liūtą, ir knygą, ir realį. O sakykla, tai tarsi jinai pakabinta ant labai gražiai dekoruotų išdrožtų palmės stiebų, kamienų, ir joje pavaizduota yra 12 apaštalų, viršuje angelai laikantys Kristaus kankinimo įrankius.
Stelmužės bažnyčioje vėl skamba varpo dūžiai po daugiau nei 100 metų pertraukos. 2024 metais į Stelmužės Viešpaties Jėzaus kryžiaus bažnyčios varpinę buvo grąžintas varpas, kurį padovanojo kolekcininkas Ramutis Petniūnas. Naujas varpas pagamintas 1889 metais Rygoje. Pirmą kartą atvykus į Stelmužę ir pamačius šitą varpinę be varpo, man kažkaip suskauda širdį. Aš nuo pat pirmųjų savaičių savo buvimo Stelmužėje ir įsigijus šitą seną dvarvietę svajojau arba pasvajodavau, kaip būtų smagu, kad Stelmužėje būtų ir skambėtų varpas. O kągi jisai turi ne kiekvieną gyvalą damuš, bent jau vidurdienį, tada, kada tikintieji kalbėdavo Viešpaties angelo maldą. Tai padovanoti yra viena, bet sugalvoti mechanizmą, kuris be žmogaus, be varpininko įsikišimo galėtų skambėti pats, čia buvo iššūkis tam tikras. Ir tą padaryti reikėjo pasukti galvą. Buvo sukurtas elektromechaninis mechanizmas. Elektromechaninis tai reiškia, kad varikliukas tik tai paleidžiamas yra smūgiuot plaktuku, o visi krumpliaračiai yra paimti arba paskaičiuoti kaip kad 18 amžiaus tikro laikrodžio mechanizmo. Naujas varpas buvo pakabintas ir įrengtas varpinėje, taip pat gaivinant senąją tradiciją ir prisidedant prie Stelmužės dvarvietės kultūrinio paveldo išsaugojimo. Mano viešoji įstaiga Meška Technologies jau yra kiek darbų padarius ir atrodo, kad dėl ko tą darai. Tai pagrindinis mano akstinas yra vis tik tai rodyti, šviesti, dalintis, tačiau yra ir tame dar kitas požiūris mano. Tai yra pavyzdys. Tai, ką gali padaryti vienas žmogus, yra daug. Bet ką gali 10 arba 100 ir man labai būtų džiugu, jeigu tai taptų pavyzdžių kitiem kolekcininkam arba kitiem muziejam. Reikėtų nepamiršti, kad kultūra nėra greito vartojimo produktas. Ir tai yra ilgalaikė investicija ir kartais rezultatai yra siekiami dešimtmečius, o kartais ir keliomis kartomis. Tačiau tai yra pagrindas ir jis nėra pamatuojamas čia pat ir toj pat. Zarasai tai kraštas, kuris sužavi ne tik savo įspūdingų kraštovaizdžių, bet ir gilias istorinės šaknis turinčiomis tradicijomis bei išskirtinę kultūrą. Kelioniai po Zarasų krašto muziejaus valdas einant į pabaigą, kūrybinė komanda dėkoja laidos partneriui, uždarajai akciniai bendroviai Mokslo technologijos. Nusiveš mane į Zarasų. Netgi čia skambanti muzika ragina vykti į Zarasus. Tad atsisveikinu su jumis iš Zarasų krašto muziejaus ir pati kviečiu kiekvieną šylant orams ir artėjant vasarai važiuoti čia. Susipažinsite su šio miesto istorija ir patirsite įvairiausias čia esančias pramogas. Na ir dėkoju jums už tai, kad keliavote šiandien su manimi, bei kviečiu kitą šeštadienį drauge keliauti į dar vieną Lietuvos muziejų. Iki!